Labas. Tai vakar buvo žiauriai įdomi diena. Parašė man vienas žmogus. Sako, labas, aš Saulius, tu manęs nepažįsti, bet mes labai turim daug bendro, daug bendrų dalykų. Didelė šeima, yra tikintis, turi sodybą, turi YouTube kanalą, žodžiu, labai įdomiai. Ir sako, yra vienas reikalas. Reikia, žodžiu, yra Klaipėdoje mokykla, kur ardo aktų salę, ardo grindis, yra žiauriai daug geros medienos. Ir sako, galėt varyti, išsirinkti, aš irgi tą darysiu, tai tą mes dabar ir darom. Štai Saulius darbuojasi, ardo grindis, čia yra 400 kvadratų, ten jo sūnus. Tai, žodžiu, labai įdomi gavosi viską, susidėliom su Monika, sakom, nu okei, varom. Ir tiesiog norėjau papasakot, kaip iš tikrųjų Dievas sudėlioja dalykus. Aš realiai užvakar ar užvakar pradėjau vaikų namelio, vėl tą, sakau, darom toliau namuką, jie užsikepė ten viską ir tada pradėjau galvoti apie medieną. Turiu šiek tiek konstrukcijų medienos nedaug, tada pradėjau galvoti apie grindis. Turiu aš tų lentų tokių supezusių iš daržinės, galvoju, bus okei, tas sudėsim. Ir realiai po 2 dienų atsiranda toksai projektas, kur iš tikrųjų yra žiauriai daug medienos ir tai reikia ją išsivežti. Tai va, Saulius ardosi gabalais, tokiais šmotais viską kraunasi, o aš einu lentom. Tai čia realiai pjaustomės linijom, pjaustomės skersai, paskui jeigu reikia apsiverčiam ir, žodžiu, aš pjaustam pradžiui su tiesiniu pjūklu šičia. Turėjau aš tokį pjūklelį, bet realiai jisai atsisakė gyventi, baigėsi jo tarnybą, ačiū tau už tarnybą. Tai, žodžiu, nebegalim šitaip daryti. Tai dabar, žodžiu, chimičinam. Trūksta šiek tiek šitų pjūklų gylio, kad perpjautų ir balkius, kad būtų galima išsivežti. Tai visokiais būdais dabar darom taip, kad pavyktų. Tai sakė, atsiveš dar irgi tiesinį kitą pjūklą, tai tada galėsim pasibaigti viską, išsiardyti. Tai nežinau, kiek mes čia laiko truksim ir kiek tų grindų išsivešim. Kiek vešim grindų? Kiek vešim grindų? Čia gal nuo nugaros priklauso. Tai va, Saulius. Aha, laba diena. Pasireklamuok save, kur tave rasti YouTube. YouTube, Miestiečių smėlio dėžė brūkšnelis sodyba. Ten pamatysite, kaip miestiečiai važiuoja į smėlio dėžę, pažaidžia, įsipūrina rankas ir važiuoja namo jas nusiplauti. Nes neturi dar kur nusiplauti. Turi, bet jie miestiečiai, jiems reikia, kad dušas būtų, žinai, automatika, viskas. Tai va, mes už tai viską ir pasidarėm jau viduje. Tai va, iš tikrųjų, žiauriai greita pažintis iš karto su jau projektu, su reikalais. Tokios geriausios pažintis. Šiaip, jeigu pašnekėt, tai pašnekėt, bet kai padirbi ir pašnekėt, tada daug geriau. Žodžiu, nežinau, kaip čia viskas finišuosis, dar net ne vieną reisą norėčiau pasidaryti, tai, žodžiu, džiaugiuosi, medienos turėsiu normaliai visokiam projektam.
Mikrofonas matom išjungtas, mėlyna lemputė nedega, tai pašnekėjau į išjungtą mikrofoną. Tai dabar pabandysiu atgaminti, kokia buvo mano mintis. Tai dirbant tokius darbus labai kenčia įrankiai. Ne kiek patys įrankiai, kiek jų pjūklai, nes pjauni lentas, nematai tiksliai, kur eina vinis, kai kuriuos matai, kai kurių ne, jie užsilenkia būna, pjauni kiaurai, pjūklai šimpa, lūžta dantukai ir panašiai. Tada, kai atlūžta dantukai arba atšimpa, automatiškai ir medį pjauna prasčiau. Tai reiškia, vargsta variklis. Bet aš šitą dalyką kažkaip galvodamas apie tai prisiminiau vieną interviu. Kažkada klausiau Karolio Raišio kažkokią laidos su juo. Jisai yra lenktynininkas, kuris dalyvaus šių metų Dakare su istoriniu Defenderiu. Ir jisai yra ne kartą dalyvavęs Monte Carlo istorinių automobilių lenktynėse. Vieną kartą yra laimėjęs su Jaguaru beros 61 metų ir jisai išsakė tokią mintį. Sako, man mašinos gaila tik tiek, kiek man jos reikia iki finišo. Tai reiškia, kad jisai nesaugo iš esmės jos, jisai spaudžia tiek, kad jos užtektų, bet nesaugo jos tiek, kiek galbūt reiktų saugoti istorinį automobilį. Tai man iš tikrųjų sutapo jo mintis su maniškiam ir aš taip pat su įrankiais elgiuosi iš tikrųjų, nes yra meistrų, kurie niekada nepjaus vinies, niekada kažkaip neleis to daryti ir panašiai, labai skrupulingai, labai gražiai viską darys, bet man tai iš esmės įrankių negaila, jie turi padaryti darbą ir dabar, aišku, negali sulyginti įrankių ir istorinių automobilių, aišku, kai kurie gali prilikti kainą, bet kalbam ne apie šitos dabar. Tai mintis tokia, kad iš tikrųjų, jeigu reikia padaryti darbą, tai tu pjauni, tu bukini tos pjūklus, tu pjauni vinis ir panašiai. Ir nieko nenutiks. Aišku, reikia būti, pavyzdžiui, atsargiam, negali pjauti su žiauriai bukų pjūklu, nes tokiu atveju tu pjaudamas sukelsi žiežirbas ir gali net kilti gaisras. Tai, žodžiu, aš esu toj pusėje, kad įrankis turi daryti darbą, o ne tam sukurtas, kad reiktų jį saugoti. Žiūrėkit, ką radau. Nuimų grindyse toks buvo lopinėlis. Auksas bus. Turtai. Opa. Atsidarė. Nu, nenori pasiduoti. Ar čia nebus kažkokių paslapčių? Trūksta rankos. Nu, žiūrim. Viskas. Kasgi čia bus? Greičiausiai turtai. Laidai tik tai supūvė. Toks va keliukas, visiškas plikledis šiaip, žiauriai slidu, bet vaizdelis fantastiškas. Net buvau biškį pamiršęs, kad esam Lietuvoje, tikrai galvojau, kad esam Suomijoje, bet dabar grįžau ir važiuoju toliau kaimą.
Pastaruoju metu keliamės ganėtinai iš tikrųjų vėlai, palyginus kaip anksčiau aš keldavausi. Tai kaip iš tikrųjų tie rytai džiugina, aišku dabar jau nebėra taip anksti, bet tas ryto vaizdas yra kažkokia fantastika. Nu ką, antra diena čia, suvažinėjau iki kaimo, vieną priekabą nusivežiau ir buvo planas šiandien, kad viską bandysim nurinkinėti ir tą sceną, bet pasirodo, kad jos nereikia išrinkinėti, tai čia reikia pasibaigti visas grindis ir važiuoti. Šiandien lėksim visi į kaimą, nes esam visi atvažiavę iki Klaipėdos. Ir tiek, šiek tiek vakar atkalėm sistemą, tai manau šiandien judėsim greičiau. Nusipirkau dar pjūkliuką, kuris vadinasi medžiui ir vinims. Man atrodo puikiai sueis. Tai aš dabar žiūriu, kur yra, žodžiu, viskas yra supjausta linijom, žiūriu, kur eina dar brusai apačioj, nes nepaima pjūklas, reikia dapjauti ir viskas gabalais ardosi. Nu, žinok, geriau iš tą simą. Pjūkliuk. Kol dar nei vieno vinies nepagavo, tada iš wood and nails liks tik tai wood, o paskui nebeliks nieko. Ja, galima bus į virtuvę. Reiktų laidų neperpjūt. Op. Šitaip reikia daryti. Čia mes kepėme ant garų save. Čia galima jau kepti ir mėsą. Tai mes apsiverčiam. 1, 2, 3. Va, pats kampas, ne? Ar trinasi? 3, 2, 1. Oi, pilnai ruberoidas. Galvojau, gal nebus visai jau čia. Puf. Ir tada nupjaudinėju vinukus iš apačios, kas ganėtinai lengvai eina. Tik jau su tokiu metalo pjūkleliu. Su tuo eina kaip saldainiai. Vinukai labai greitai. Aišku, dviese paprasčiau, bet galima ir vienam prisikeli ir nusipjauni.
Darbai vyksta po biškį. Aišku, atrodė, kad judės greičiau. Šiandien, aišku, juda greičiau, bet ir apimtis didelė liko. Tai džiaugiuosi, kad tos terasos neardysim, ne terasos. Scenos. Sakė, ją ardys greičiausiai, tik tai nežinia kaip, nežinia kokiais gabalais. Tai gali tekti tik atvažiuoti išsikrauti, susirinkti, nes, žodžiu, nes kilo dar naujos idėjos, ką darysiu su šitom lentom, nes jų čia turėsiu apie 100 kvadratą. Iš šitų lentų turėtų gimti mūsų terasa, kuri ir yra apie 100 kvadratų. Tai nežinau, jeigu dar pavyks ekstra gauti, bus super, nes noriu ir vaikams šiek tiek namukams. O šiaip tai superinės lentos. Visiškai superinės. Kur tas didysis laužtuvas? Taip niekad gali ir nerasti tokiam markaliniai. Dar nieko konkretaus, bet labai geras laikas pamastyti, kol pjauni. Mastai į priekį dėliojas. Tik tai gaila, nepasiėmiau respiratoriaus antrą dieną iš eilės. Pamirštu. Nu, plaučiai nepadėkos. Bet gal nieko. Už tai aš plaukų neskutu iš nosies. Nes yra kas sako, oi kaip negražu, kaip šlykštu. Jie darbą dirba, surinkinėja šiukšlės. Aišku, ne dėl to aš neskutu, bet radau dėl ko. Atsikirst galėsiu. Ir tokiems darbams būtini batai. Darbiniai normalūs, nes kitaip tai būčiau dar kart persismeigęs koją, kaip kažkada vasarą su kroksais, ne su tapkėm buvo. Tai gali čia atrodyti, kam čia tiek vargo, galima naują nusipirkti. Medieną galima šitaip, tiesiog atsiveši, nereiks nieko daryti, viską gražią susimoki ir viskas. Tai kyla visokių man irgi minčių, kai grįšiu į kaimą per tą laiką iki tol susiguldysiu viską į galvą ir gal tai ir bus tema. Kas yra tvarumas ir kaip aš jį suprantu, tai čia labai gerai tinka šita tema. Gerai, o dabar važiuojam.
vaizdelis toks, reikia sutalpinti viską. Žiūrėsim. Toks projektas be kebabo, tai neįsivaizduojamas. Realiai turėtų būti turbūt nelegalu dirbti. Jeigu yra toks projektas, dirbi daug ir nėra kebabo, tai turėtų atvažiuoti kažkokia institucija ir duoti baudą. Ja. Kebabų ministerija. Tai va, džiaugiamės, pavalgom ir toliau važiuojam. Nu ką, panašu, kad viskas. Tai gavosi 2 dienos, 18 valandų beveik. Nu, biški mažiau, gal 17 taip paimkim. 3 žmonės ir 200 kvadratų lentų. Žodžiu, pavargau nemažai, bet ar buvo tame naudos, pamatysim ateityje. Aš manau, kad tikrai taip. Ir vaikam tų bruselių paėmiau belekiek, pastatysim ten kelis namukus realiai iš jų. Tai visiškai išsisprendžia visi dalykai. Jau sugalvojau, kaip darysiu su terasa. Kol čia pjaustai, mintis irgi sukasi. Nereik per daug ten galvoti, mechaninis darbas. Mintis ateina, vienos, kitos, trečios pasitvirtini kažką, tai pagalvoji. Aišku, kol pradėsim daryti tą terasą, dar praeis daug laiko, ateis naujų minčių, bet jau yra, pavadinkim, karkasas. Tai vaizdelis dabar toks. Žodžiu, šita dalis tikėtina, kad irgi kažkiek galima bus gauti. Neaišku, jie ten bus matmenys, bet gal pavyks paimti. O šitą megztinį aš oficialiai paskelbiu YouTuberio megztiniu. Eisiu filmuoti tik su juo, žiauriai patogu. Va, čia prisisek šitą visada, gali ir užsisekti pilnai, kad būtų šilta. Čia įsisegė, žiauriai patogu. Ir paėmė, mikrofus pafilmavai. Ir nepamesi. Žiauriai patogu. Nu ką, ačiū už 2 dienelės kartu praleistas. Šiandieną jos ypatingos tom, kad mes turime viską, nes viskas skauda ir kalba. Sako, žiūrėk, aš turiu šitą raumenį ir šitą turiu, ir pirštus, kurie nebeklauso. Maištauja. Jo, dabar reikia pailsėti ir viskas. Tai ką, nauja pažintis? Jo, norėk susipažinti. Darbinga pažintis tokia, patikrint, žinai, ar kažko vertas. Jūs supranti, čia šitoj vietoj negali suvaidinti, koks esi. Esi tikras. Ypač po 2 dienos jau į pabaigą esi tikras. Nu, čia, žinai, pasimatoja, verta į talką kviesti ar neverta. Nu, o dabar spręs. Nu, tai... Aš tave pakviečiau nepažindamas, tai o dabar. Nu, tai va, aš irgi, jau, žinai, aš apie talkas iš tikrųjų jau maščiau, galvoju, kaip čia reiks viską apdirbti, galvoju, gerai, pavasarį bus. Tai ką, gerai, važiuojam namo? Važiuojam dar išsikrauti. Ja. Dar keliukas tolimas. Ja. Štai tiek atsivežiau medienos. Čia viršų yra brusai, kurie keliaus vaikų namelio statybai. Tai kadangi statysim čia namuką, tai čia visą šiukšlinėlį ir susimesiu. Tai čia turim visokių ir bus atraižėlių ir viskas, sakau, užsikursim laužą ir statysim. Tai reikia dabar pasiruošti. Šiandien to nedarysim. Turim dar kitų reikalų. Bet gal rytoj, gal kitą dieną jau eisim link šito darbo. Tai tikiuosi pavyks tą padaryti.
su Monika važiuojant iš Klaipėdos. Kalbėjom apie tai, ar apsimoka daryti va tokius, tarkim, man pasiūlė tokį dalyką ir ar apsimoka apsimti, susirinkti senas medžiagas ir panaudoti jas paskui. Tai iš esmės, jeigu galvojant tik apie pinigus, visiškai neapsimoka. Sakyčiau, daug lengvesnis būdas yra dirbti savo darbą, ką moki geriausiai, gauni už tai pinigų sumą, nusiperki viską naujo, netgi pasisamdai ir valio. Viskas padaryta, viskas gražu, jokio vargo, tik tai dirbau savo darbą ir viskas. Bet kita vertus, man žiauriai patinka tokie dalykai. Mano pomėgis iš esmės, aš supratau, yra kurti iš to, kas, tarkim, jau yra sukurta, kas atliko, rinktis ne iš visos įmanomos pasiūlos, o tik tai, ką, tarkim, esi gavęs, kažkas atidavęs, kažkas išmetęs. Ir tai yra mano pomėgis. Ir aš, pavyzdžiui, nesu niekada tokių grindų ardęs. Tai pats procesas mane irgi džiugina. Aš tikrai pavargau. Buvo 17 valandų tokio gryno darbo, kur tu varai be sustojimo. Bet man patinka. Aš jaučiuosi pavargęs, kitą dieną pailsiu. Bet taip pat ir gali eiti į sporto klubą. Sportuot. Aišku, čia gal nėra tokio plataus spektro pratimų. Bet iš esmės tai tu gali susigalvoti, ką nori. Tu gali susigalvoti, kad vargsti ir daryti iš vargo, kad, tarkim, neturi pinigų ir neturi kito varianto. Bet gali tuo ir mėgautis. Tai aš tą ir darau iš tikrųjų. Ir aišku, nebuvo lengva, kad ten Monikai reikėjo būti tas 2 dienas. Nereikėjo, mes pasirinkom važiuoti Klaipėdą, būti tenais. Vis tiek nesavi namai. Nėra viskas tiesiog taip paprasta. Vaikam vėl chaosas, jie neklauso, negirdi, nemiega, nevalgo ir panašiai. Bet toks jau tas mūsų pasirinkimas. Kažkaip mes renkamės laiką ne paprasčiausias variantas. Ir kas man patinka šitame procese, iš esmės yra labai baisios lentos. Baisios, rudos, sovietiniais dažais, sovietinės spalva nudažytos lentos, aišku, jau gal ir seniau, ne taip seniai dažytos, bet jos tokį neša, tokią prastą nuotaiką, pavadinkim. Bet kai bus jau terasai sudėtos ar kažkur kitur panaudotos, wow, kaip gerai, va tas virsmas tikrai yra stulbinantis ir visa man tai labai patinka. Ir apie tvarumą kalbant, šiaip žiauriai nemėgstu šito žodžio išsireiškimo tvarumas, nes dabar jį visur kiša, kaip jau toks gaunasi, jau ką bedarai turi pavadinti tvariu, kad tu jau būtum kažkoks tai vertas. Tai man labai nepatinka šitas terminas, nes jisai yra visur kišamas, ar tai yra tvaru ar netvaru. Ir labai juokinga, prieš metus gal čia filmavo pas mus laidą Kada įkurtuvės, Delfi TV laida. Ir mus ten įvardino, kaip parašo kas per žmogus, įvardino tvarumo entuziastai. Tai čia, žinai, gali vadintis kaip nori, gali vadintis tvarumo entuziastas, gali vadintis sąvartynų dizaineris, gali vadintis pasaulio viltis, pasaulio išgelbėtojas. Bet manau, tas pavadinimas nieko nekeičia. Keičia tik tai, kokia yra tavo nuostata ir koks požiūris. Nes, kad tu ten šitie popieriniai šiaudeliai nėra tvarumas ir jeigu tu turi elektromobilį, irgi tai nereiškia, kad tu jau esi tvarumo puoselėtojas ir panašiai. Aš manau, kad tai apima viską labai plačiai ir mes labai norim greitai tiesiog uždėti etiketę, kad aš va toks esu ir jau viskas. Jau ką mano apie mane visuomenė yra svarbiausia.
ir tada jau važiuojam. Tai kažkaip ateina mintis apie tai, kad gali susikurti savo įvaizdį kokį nori, bet aš manau, mes turim truputėlį supaprastinti savo gyvenimą, nes dabar labai visko daug perkam, daug vartojam ir ten, nežinau, yra, kur ką nors pardavinėja, kokius nors produktus, niekam nereikalingus, bet ten, žodžiu, ir mums norisi daug uždirbti, tada iš karto uždirbi, turėjau vairuoti gerą mašiną, gerai atrodyti, rengtis brangiais rūbais, nors iš esmės tai daiktas turi atlikti funkciją, mašina turi vežti, kur reikia važiuoti, rūbas turi aprengti, kad nebūtum nuogas ir nebūtina rengtis kažkokiais brangiausiais, dabintis dalykais ir aišku, tada sakai, bet tai žiūrėk, čia nauja mašina, čia šita tokia gera, jinai man neges, bet aš esu matęs Antralo veža ir naujas, ir Porschus, ir prabangius visokius džipus ir viską, esu matęs Antralo veža, tai reiškia irgi genda. Viskas yra paprasta, tai irgi apie tas etiketės. Man labai nepatinka, kai kažkokia uždeda etiketę, aš va čia dabar jau esu tvarumo entuziastas ir aš čia puoseliu šį pasaulį ir viskas taip aplink mane yra gražu ir tvarkinga ir aš čia viską taip gražiai darau. O kai išjungiu kamerą, nežinau, išvežu padangas į mišką. Tarkim. Tai nežinau, aš esu labai paprastas žmogus. Tai norėčiau būti tiesiog paprastu žmogum ir nieko nevaizduot. Tai faktas, kad ne viską irgi darau labai idealiai. Tai va, mes taip ir gyvenam. Kuriam iš to, ką randam. Tai šito aš viso projekto nematau vargu. Ir gali kitiems atrodyti, taip, viskas yra labai gerai su tuo. Tiesiog, manau, mes patys turime įsivertinti, kokia yra mūsų pozicija ir kokie norai. Tvarumas man yra labiau turbūt apie tai, kiek laiko daiktas, tas tvarumas tai tvarus, ilgalaikis, man atrodo, kad ilgai tarnaujantis. Tai tarkim, tu gali nusipirkti daiktą, kuris bus labai tvariai pagamintas iš ten kažkokių tai senų daiktų, bet jeigu jis greit sulūžta arba išmetamas yra greitai, tai irgi, kaip ir nebeatstovauja to. Šiaip perkant seną daiktą, tu jau pasiimi jį su istorija, jis jau reiškia savo nugyvenęs, tu tik tai dadedi jam laiko. O jeigu perki naują, iškart išmeti, tai toksai gaunasi nesąmonė. Aišku, tarkim, mes perkam daug, tarkim, jeigu kažkokio reikia, ten vežimo arba rūbai, kažkokie kiti daiktai, batai, daug ką perkam dėvėtus, arba net atiduoda, ar dar kažkaip. Tai iš esmės, jeigu kažkas nepirktų naujų, tai nebūtų ir šitų, nebūtų rinkos iš ko pirkti dėvėtus. Bet dabar tas visas vartojimas tikrai didžiulis. Tai va, nežinau, tokios mano mintis. Manau, kad susipaprastinu savo gyvenimą, viskas susideda į vietas. Aišku, jeigu tu jau įeini į tą rinką tokią, kad turi vis geriau, daugiau, plačiau, stipriau, šviesiau, tai sunku iš to išeiti. Tai aš noriu ir dėl savęs, ir dėl vaikų parodyti tą, kad galima viską pasidaryti ir labai paprastai. Ir tuo kažkiek dalinuosi. Tik labai svarbus dalykas yra tas, kad kaip tu be pasirinktum, ar naudoti senus daiktus, ar pirkti viską iš eilės ir mesti tiesiai į šiukšlių dėžę, tai žmogaus vertės nuo to nekeičia. Mes esam labai linkę iš karto įvertinti pagal išvaizdą dažniausiai, pagal darbą, pagal mašiną, pagal veikiamas veiklas įvertinti. O, šitas jau čia vertingas, šitas vargšas, šitas išvis benamis. Tai kokios aš laikausi nuostatos ir kaip Dievas moko, tai žmogus iš esmės iš savęs yra visada vertingas vienodai. Ar tu vargšas, ar tu turtuolis, tavo vertė kaip žmogaus šioje žemėje yra vienoda. Tu esi gimęs, tu esi gyvas ir
tavo vertė nepriklauso nuo to, kaip tu gyveni, kuo tu gyveni, ką tu veiki. Tiesiog tai yra tavo pasirinkimas, tau duotas pasirinkimas ir gali laisvai daryti, ką nori, vadinkim taip. Kol tai nekenkia kažkam kitam, tai tu gali tikrai pirkti naują daiktą, iš karto toj pačioj parduotuvėje jį sulaužyti ir sakyti, va, aš taip gyvensiu. Tu gali iš esmės. Niekas nuo to nenumirs, bet ar tau tai patiks, ar tu to nori, ar tu nori kažką tik tai rodyti. Tai va, vertė yra, manau, labai svarbus dalykas suprasti, kad jinai yra vienoda. Mūsų Dievas sukūrė kaip žmogų, kaip asmenį ir tu gali būti visi skirtingi, gali būti skirtingų spalvų, gali būti skirtingi pasirinkimai, vertė yra vienoda. Ar tai yra teisinga daryti, ar neteisinga, ar tai yra nuodėmė, ar dar kažkoks blogis, tai jau yra kitas dalykas. Vertė visada yra vienoda. Aišku, kartais įsivaizduoja, kad ten viską labai gerai darai ir gali būti, kad iš nežinojimo kažką padarai. Ir kas nėra, tarkim, gerai ar sveikatai, ar gamtai, ar dar kažkam. Pavyzdžiui, dabar pirmas reisas atvežtų šitų lentų, antrinė pusė yra kažkuo dengta. Ir gavus drėgmės, jinai taip gan lengvai lupasi. Tai įdomu, gal kažkas žinot, kas čia yra? Kas čia per medžiaga? Aš kaip įsivaizduoju, čia kažkoks tai buvo vis tiek impregnavimo turbūt būdas. Tai įdomu, kas čia yra. Galbūt čia visiškai kažkokia irgi chemija, kur sušlapus jinai nubėga į gruntą ir užteršia visą pasaulį. Tai kartais tenka padaryti dalykus nežinant, gali padaryti blogiau, nori geriau, gaunasi kaip visada. Tai va įdomu ir kartais reikia išsiaiškinti ir ne visada gaunasi, bet manau, kad savo širdies nuostatą reikia laikyti, kad labiau reikia kurti negu naikinti. Tai su šitą mintim baigiu seriją. Pabaigsiu viską susidėt, pasidarysiu stogelį ir užmarinuosiu iki pavasario arba ilgiau. Tai geros dienos, gero vakaro, ate.